Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandieną aš pakalbėsiu apie galvos ir kaklo arterijų disekacijas ir norėčiau truputėlį išsakyti savo neurologo poziciją, kaip mes matome šią patologiją. Su šia patologija mes susiduriam ganėtinai dažnai, tai yra žinoma, kad tai yra viena iš insulto priežasčių ir didžiausia problema, kad tai yra dažna jauno amžiaus insulto priežastis. Ir statistika rodo, kad maždaug 25%, ketvirtis visų jaunų insultų, kurie vyksta žmonėms mažiau nei 50 metų, įvyksta būtent dėl arterijų disekacijos. Pati patologija nėra labai dažna, ekstrakraninių arterijų disekacijos yra maždaug 2,5 iki 300 tūkstančių gyventojų per metus skaičiuojama. Bendrosios miego arterijos disekacijos yra pakankamai retos, mažiau nei 1% visų kaklinių disekacijų sudaro. O intrakraninių arterijų dažnis iš vis nėra žinomas, galbūt vien dėl to, kad jos dažniausiai yra subarachnoidų priežastis ir dalis tų pacientų nukeliauja ne neurologam, bet neurochirurgam, todėl skaičiavimus atlikti yra pakankamai sudėtinga, bet manoma ir spėjama, kad tokių disekacijų, izoliuotų intrakraninių disekacijų dažnis galėtų būti maždaug 1-2 1 milijonui gyventojų, žodžiu, dar retesnė patologija. Aktuali problema ta, kad dažniausia disekacijų pasireiškimo pikas yra tarp 40-50 metų. Tai yra iš esmės darbingų žmonių grupė, kurie susiduria su labai didelė insulto rizika, kuri yra skaičiuojama vidinės miego arterijos disekacijos atveju yra iki 70%, tuo tarpu disekavus slankstelinei arterijai insulto rizika yra dar didesnė ir siekia iki 80%. Kodėl taip atsitinka ir mums dažnai kyla klausimas, kodėl jauno amžiaus žmogus susirgo insultu, kodėl įvyko disekacija. Tai tam, kad įvyktų disekacija, manoma, kad turėtų būti pažeistas arterijos sienelės sluoksnių vientisumas. Ir kaip dauguma mokslininkų mano, yra nustatyta, kad tą sąlygoja dvi priežastys pagrindinės. Tai pirmiausia, tai gali plyšti pati intima dėl mikrotraumatizacijos, dėl traumos. Tokiu atveju vyksta kraujavimas iš kraujo srovės tiesiai po intimą, tai vadinamas subintiminis kraujavimas. Ir kita dažna priežastis, tai yra dėl įvairių priežasčių, dėl įvairių patologijų vasa vasorum plyšimas. Vasa vasorum kraujagyslės yra išsidėsčiusios medijoje, kraujagyslių raumeniniame sluoksnyje ir jų plyšimas ir leidžia susiformuoti kraujosrūvą, būtent tunika medija srityje, ir tai yra taip vadinamas subadventicinis kraujavimas. Pagrindinė patologija, su kuria susiduriam ir kuri paskui sukelia daug problemų, yra tai, kad įvykus kraujavimui, ar tai būtų subintiminis, ar tai būtų subadventicinis, formuojasi kraujagyslės sienelėje intramuralinė hematoma ir su ja susijusios pasekmės. Hematoma paprastai plinta distaliai, cirkuliariai, štai dėl ko kartais tarsinėme pjūvyje mes matome tokį specifinį pusmėnulio intramuralinės hematomos vaizdą ir be abejo sukelia kraujagyslės stenozę, gali sukelti pilną okliuziją, dvigubą spindį, o pagrindinė insulto priežastis tai yra būtent iš šitos patologijos vietos susiformavusio trombo, distalinė embolizacija į toliau esančias arterijas. Subadventicinis pažeidimas yra pavojingas tuo, kad subadventicinis pažeidimas labai leidžia dažnai formuotis disekuojančiom aneurizmom. Ypatingai tas aktualu intracerebrinėse arterijose, kadangi intraarterinių arterijų adventicija turi labai mažą ir labai minimaliai išreikštą jungiamojo audinio išorinį sluoksnį, jos yra mažiau atsparios, todėl disekuojančios aneurizmos arba tai vadinamos pseudoaneurizmos dažniau ir formuojasi intracerebrinėse arterijose. Ir kadangi tai yra intrakraninė arterija, tai žinoma, tai sukelia didelį riziką kraujavimui iš pažeistos arterijos. Lokalizacija yra senai nustatyta, kad tiek miego arterijų disekacijos, tiek slankstelinės arterijos disekacijos dažniausiai įvyksta nuo mikrotraumatizacijos ir stipresnės traumos tose anatominėse vietose, kurios turi kaulinės struktūras.
Tai disekuoja dažniausiai miego arterijos ekstrakraninė dalis 2 cm aukščiau bifurkacijos prie kaukolės pamato. Intrakraninės miego arterijos disekacijos dažna lokalizacija, tai yra supraklinoidinis segmentas, o slankstelinių arterijų disekacijos dažniausiai nustatomas V2 segmente, ten, kur jos kertasi su C5-6 skersinėmis ataugomis, arba V3 segmentas, ten, kur arterija liečiasi ir kontaktuoja su C2 slankstelio skersinė atauga ir foramen magnum. Tuo tarpu V4 segmentas vis dėlto dažniau pažeidžiamas aterotrombozinių masių ir kartais mums tenka diferencijuoti, dėl ko įvyko okliuzija, tai V3 segmentas yra dažnesnė lokalizacija būtent disekacijai. Intrakraninių arterijų disekacijos, apie jas duomenų šiek tiek yra mažiau, jos dažniau įvyksta vis dėlto tam tikrose populiacijose, Azijos gyventojams, tuo tarpu Europos gyventojams šiek tiek yra retesnės ir paprastai jos dažniau nustatomos užpakalinėje cirkuliacijoje nei priekinėje cirkuliacijai. Neretas atvejis, kai mes matome disekacijas keliose lokalizacijose ir daugybinės simultaninės vienu metu įvykusios disekacijos keliose arterijose nustatomos nuo 13 iki 22% atvejų, duomenys ir vairūs iš skirtingų grupių. Ir žinoma, jos dažnesnės būna simultaninės moterim nei vyram. Mums neurologam visą laiką kyla klausimas, kurį turėtumėm paaiškinti ir savo pacientam, kodėl taip atsitiko. Atrodytų, pacientas visiškai sveikas, atvyko su insultu, nustatom tokią rimtą ir grėsmingą patologiją. Tai etiologijai ir disekacijai įvykti yra svarbus keli faktoriai. Paprastai bet kuri disekacija įvyksta su minimalia arba praktiškai nefiksuojama traumatizacija. Mes žinome, kad pačios visos disekacijos gali būti klasifikuojamos į trauminės ir spontaninės, bet yra žinoma, kad net ir spontaninių disekacijų atveju vienokia ar kitokia prieš tai buvusi mikrotraumatizacija, vis tiek jinai buvo fiksuota ir kartais mes, galbūt pacientai jos neužakcentuoja, bet gerai įsiklausus, vis tiek traumatizacijos mechanizmas yra labai svarbus tam, kad kraujagysliai plyštų. Taigi, pagrindinės sąlygos, kad įvyktų kraujagyslės plyšimas, tai turi būti traumatizacija, kažkoks trigerinis įvykis, kuris sukėlė mikrotraumatizaciją ir turi būti tam tikra predisponuojanti patologija arba kitos būklės, kurios dažnai siejamos kurios yra svarbios ir dažnai siejamos su kraujagyslių disekacijomis. Tai traumos mechanizmas ir trauma yra fiksuojama maždaug 40% visų atvejų. Gali būti tai išorinė trauma, rimtos traumos, jos priskiriamos trauminiam plyšimam, trauminiam disekacijom. Dažniausiai trauma nebūna išorinė, dažniausiai tai būna intensyvus sportas, gali būti gimdymo stangos, tai gali būti manualinė terapija kaklo srity, įvairūs kiti faktoriai, tokie kaip kosėjimas, intensyvus laisvalaikio užsiėmimai. Ir predisponuojantis šitie veiksniai yra nustatomi tikrai didžiąją dalį visų pacientų. Kad įvyktų disekacija, taip pat svarbu ir susijusi patologija. Vienas iš tokių veiksnių, kad įvyktų disekacija, turbūt viena dažniausia, tai yra fibromuskulinė displazija, kraujagyslių tam tikri pakitimai, kurie sąlygoja kraujagyslės pažeidžiamumą ir fibromuskulinė displazija disekacijų atveju kai kuriais atvejais nustatoma net iki 40%. Įvairios jungiamojo audinio ligos, jos taip pat, manoma, turi įtakos. Labai daug klinikinių atvejų yra publikuota, kad pacientams su vienu ar kitu monogenetiniu jungiamo audinių sindromu įvyko disekacija, bet jeigu pasižiūrėtumėm bendrai, kiek įvyksta disekacijų ir kiek nustatoma šitos patologijos, tai pakankamai retas procentas, apie 2% visų galim turėti patvirtintą jungiamojo audinio patologiją. Taip pat kitos būklės yra labai svarbios. Manoma, kad infekcija gali predisponuoti disekaciją, kadangi infekcijos metu galima sisteminė kraujagyslių
reakcija ir infekcija išprovokuoti nespecifinę vaskulopatiją, vazovazorum pažeidimus ir kitus jungiamojo audinio sutrikimus, kurie gali sąlygoti padidintą kraujagyslių pažeidžiamumą. Na, su papildomom būklėm, kada dažniausiai galim tikėtis ir kada yra nustatomos disekacijos, tai dažnai priskiriama ir arterinė hipertenzija, ir migrena, ir rūkymas, kontraceptikų vartojimas, tam tikros anatominės žmogaus savybės, aukštas ūgis, mažesnis svoris, na, anatomiškai ilga ilinė tauga traumatizacijos pavojų sukelia, na ir daug kitų patologinių būklių. Kokia disekacijų klinika ir kada mums ją reikėtų įtarti? Tai dažniausiai disekaciją įtariam, kai turime išeminio insulto arba praeinančios smegenų išemijos priepuolio požymius ir plus lokalaus pažeidimo sukelti simptomai. Kartais tos lokalaus pažeidimo sukeltus simptomus mes dažnai ignoruojame, ypatingai kai turim praeinančius išemijos priepuolio simptomus, tačiau reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį, jeigu mes turim tam tikrus lokalius simptomus. Tai visom disekacijom paprastai priskiriami klinikiniai požymiai, tai yra išeminio insulto sukelti simptomai, tai yra lokalūs simptomai ir be abejo, kai kurios disekacijos gali būti visiškai asimptominės eigos ir jokių klinikinių požymių papildomai neišryškėti. Na, išeminiam insultui ir psipui kas būdinga. Žinoma, kad jie dažniausiai pasireiškia požymiais, kurie atspindi tam tikro baseino pažeidimą, klinika priklauso nuo baseino ir dažniausiai manoma išeminio insulto priežastis, tai yra arterinė embolizacija, būtent iš trombo, kuris susiformuoja intramuraliai po disekuotos arterijos spindžių. Dažnai tai yra retai, tai yra pirmasis disekacijos simptomas. Paprastai disekacijos pasireiškia pradiniais nespecifiniais požymiais, lokaliais simptomais, kadangi trombui susiformuoti disekacijai vietoje reikia laiko. Todėl didžiausia rizika ir pirmieji išeminio insulto požymiai atsiranda maždaug per pirmasis 2 savaitės. Na, iki tol pacientai paprastai turi labai nespecifinius nusiskundimus, kuriuos mes toliau ir panagrinėsime. Yra nustatyta, kad įvykus disekacijai vis dėlto galvos smegenų insultas įvyksta dažniau nei praeinantis smegenų išemijos priepuoliai. Tai yra labai svarbu, todėl laiku atpažinti disekaciją iš nespecifinių simptomų tam, kad tą išsivysčiusį išeminį įvykį mes galėtumėm nuspėti. Jeigu įvyko disekacija intrakraninėse arterijose, būtent dėl kraujagyslės tam tikrų anatominių savybių ir tai, kad jos dažnai turi ir besiformuojančias disekuojančias aneurizmas, čia dažnesnė klinikinė išraiška ne tik insultas, bet ir subarachnoidinis kraujavimas. Maždaug 50–60% intrakraninių arterijų disekacijų būtent pasireiškia subarachnoidiniais kraujavimais. Na, iš lokalių simptomų, kurios sukelia disekacijos ir kurie galėtų būti pirmojų disekacijos požymių, tai yra 4 pagrindiniai simptomai, tai galvos ir kaklo specifiniai skausmai, tai yra Hornerio simptomas, tai yra kraninės neuropatijos ir pulsuojantis ūžesys ausyje. Visus tos 4 požymius mums reikėtų gerai įsidėmėti ir visą laiką turėti savo diferencinės diagnostikos eilutėje. Kokie lokalaus pažeidimo sukelti simptomai? Tai aišku, visi mes žinom, kad tai yra galvos ir kaklo skausmas, labai dažnas reiškinys. Na, disekacijos atveju apie 90% pacientų nurodo prieš tai buvusi galvos ir esantį galvos skausmą. Ir skausmas yra visada ipsilateralinis, dažniausiai tai ūmus, stiprus, nuolatinis, nepriepuolinis, paprastai pirmą kartą atsiradęs. Jeigu iki tol pacientas turėjo kitokio pobūdžio skausmus, jis dažnai būna pasikeitę savo pobūdžio. Na ir skausmas yra pakankamai ilgalaikis, trukmė iki 5 dienų, iki savaitės. Na, kas yra pastebėta, kad skirtingos lokalizacijos disekacijos turi ir skirtingą skausmo lokalizaciją. Kaklo skausmas yra dažnesnis esant slankstelinės arterijos disekacijai, dažnai lokalizuotas tiek kakle, tiek gali būti oksipitaliai. Tuo tarpu, esant miego arterijos disekacijai, vis dėlto dažniau yra skausmas, kuris lokalizuotas veide, smilkinio, akies, skruosto, dantų srityje.
Kiti lokalūs simptomai tai yra 2 patognomoniniai, būtent miego arterijos disekacijai, tai yra Hornerio simptomas ir kranialinės kompresinės neuropatijos. Ir jie susiję su tam tikra miego arterijos anatomija, tiek simpatinių skaidulų, tiek periferinių nervų anatomijos atžvilgių. Hornerio simptomas išsivysto dėl to, kad ant miego arterijos yra gausu simpatinės nervų sistemos skaidulų, o įplyšus miego arterijoje ir vykstant tam tikrai kraujagyslės remodeliacijai, tam tikram anatominiui pasikeitimui, atsiranda kompresija ir dirginimas vegetacinių skaidulų simpatinių, dėl to pacientam dažnai išryškėja nepilnas dalinis Hornerio simptomas toje pažeidimo pusėje, kuris pasireiškia ptoze, mioze ir kuri lydi galvos skausmą. Kranialinės kompresinės neuropatijos taip pat sąlygotos tam tikrų anatominių ypatumų ir dažniausiai tai būna kompresinė neuropatija 12 arba 9 nervo, retai kitų galvinių nervų. Ir trečias simptomas, kuris pasireiškia tiek esant slankstelinės arterijos disekacijos atveju, tiek miego arterijos disekacijos atveju, tiesa dėl miego jis dažnesnis miego esant disekacijai, tai yra tinitus, tai yra vienpusis pažeidimo pusėje pulsuojantis ūžesys, kuris yra nespecifinis, nes daug patologijos gali sukelti šitą simptomą, bet kurį taip pat reikėtų įsidėmėti. Taigi, kada mes turėtume įtarti disekaciją, tai mes aptarsime ir šitos simptomus reikėtų labai gerai įsidėmėti, kadangi labai dažnai pradiniai požymiai yra nespecifiniai simptomai, pasireiškiantis ir kitų patologijų atveju, tai galvos, kaklo skausmai, svaigimas, tinitus. Ir vieno tyrimo metu apie 1000 pacientų buvo ištirti ir nustatyta, kad iki disekacijos diagnozės su šitais nespecifiniais simptomais net 3% jau buvo konsultuoti skubios pagalbos skyriuje 14 dienų laikotarpiu. Tai buvo pirmas požymis iki insulto. Ir dažniausiai buvo ignoruojami jaunesni pacientai ir moteris. Jiems dažniau buvo nustatytos kitos diagnozės ir pacientai nebuvo pilnai ištirti. Taigi, kada mes turėtumėm įtarti disekaciją, tai yra ūmus poūmis galvos arba kaklo skausmas ir lydinimas tam tikrų simptomų. Tai pirmiausia, anamnezė labai svarbi, tai trauma galbūt minimali, ypatingai kaklo traumatizacija, sportas, fizinė veikla, čiaudėjimas, kosulys, stanginimasis, žinoma jungiamojo audinio patologija šeimoje arba pačio asmens ir tam tikrai kraujagyslių patologija yra nustatyta, kad tam tikro kraujagyslinė patologija kaip aneurizmos anamnezė, migrena taip pat gali būti predispozicinis veiksnys disekacijom. Lokalūs simptomai, jeigu šalia galvos skausmo yra Hornerio vienpusis simptomas ar kitos kranialinės neuropatijos, arba tai naujai atsiradęs pulsuojantis ūžesys ausyje kartu su skausmu. Ir aišku, akivaizdžiausiai, jeigu mes turim skausmą ir turim neurologinių židinių simptomus, visą laiką pagalvokim, kad tų simptomų priežastis galėtų būti disekuojanti kaklo kraujagyslių arterijų patologija. Diagnostika. Jeigu jau įtariam patologiją, mums labai svarbu laiku ir tiksliai nustatyti disekaciją, idant galėtumėm anksčiau užkirsti kelią vykstančiam insultui. Tai diagnostikos pasirinkimas yra labai platus ir aišku, tai, ką mes turėjome prieš 10-15 metų, tai šiuo metu ultragarsinį tyrimą, tai šiuo metu naujos technologijos sparčiai veržiasi į priekį ir be abejo aukštas standartas nėra ultragarsinė diagnostika, tai vis dėlto kompiuterinės tomografijos ar magneto tomografijos angiografija laikoma pagrindiniu diagnostiniu metodu. Tačiau jos bus aptartos vėliau, o aš kaip neurologas šiek tiek pasisakysiu apie spalvinę sonografiją, kur yra vis tiek jos privalumai pagrindiniai tai, kad tai yra greitai atliekamas, tai yra pigi ir saugi metodika. Pradiniam vertinimui įtariant disekaciją yra pakankamai geras metodas. Tačiau jo pritaikomumą labai riboja žemas diagnostinis jautrumas, nuo 68 iki 92% įvairių tyrimų duomenimis toks galėtų būti. Bet
net ir šių dienų gaidlainuose sakoma, kad tai yra tinkama priemonė monitoruojant sveikimą, rekanalizaciją, kraujagyslės būklę gydymui. Na, žodžiu, labai tinkama priemonė dinamikoje vertinti. Na ir kai kuriais atvejais transkraninė doplerometrija ypatingai mums pasitarnautų tais atvejais, kai mums reikia įvertinti didelės rizikos pacientus, kurie turi didelę riziką insultui patirti. Tai čia mes galim monitoruoti dėl mikroembolinių signalų iš disekacijos vietos, taip pat galim nustatyti hemodinaminį nepakankamumą. Kokie būtų diagnostiniai ultragarsiniai požymiai? Pirmiausia, ką mums reikia vizualizuoti, tai ką mes stengiamės pamatyti, tai intramuralinė hematoma, stenozė ir okliuzija, dvigubas spindis, tai pagrindiniai 4 kriterijai, ką mums reikia įrodyti vizualiniais tyrimais. Intramuralinė hematoma, žemo hemogeniškumo, dažnai pusmėnulio formos, nustatoma tik tai apie 25% atvejais, tai tikrai nėra tas tyrimas, kuris mums pagelbėtų. Stenozė pakankamai gerai vizualizuojama, jeigu šalia yra netaisyklinga smailėjanti stenozės vieta, nėra kitų aterosklerozės požymių arba jie minimalūs, mes galim galvoti apie arterijų disekaciją. Dvigubas spindis yra labai retai nustatomas ultragarsiniais tyrimais. Slankstelinės disekacijos, ultragarsiniai tie patys požymiai, ieškom 4 dalykų. Intramuralinė hematoma, lygiai taip pat 10-20% gali matyti hemogeniškumo sienelės sustorėjimą. Na ir stenozės vieta, jos lokalizacija mums ypatingai patognomoniška ir tiek tiesioginius, tiek kartais netiesioginius stenozės požymius galime įvertinti. Na, labai aktualu, kai mums reikia disekacijos išeitis įvertinti, kada mes galėtumėm tikėtis rekanalizacijos, kada reikėtų tos pacientus vertinti pakartotinai, tai dažniausiai per 6-12 mėnesių rekanalizacija įvyksta, teigiama dinamika, maždaug apie 70% pacientų, o pilnas atsikimšimas ir pasveikimas 39% pacientų yra nustatomas. Ir žinoma, kad ką daro atkreipdėmėsi, kad pakartotina disekacija, ypatingai kitose kraujagyslėse, galėtų būti ypatingai ūminių periodų. Todėl ta kontrolė yra labai svarbi. Gydymo testinumui, gydymo efektui įvertinti. Todėl pakartotinimas tyrimas neurovizualinis ar ultragarsinis rekomenduojamas po 6 mėnesių. Tiek gydymo kontroliai, tiek dinamikai įvertinti. Na, nebūčiau neurologė, jeigu porą žodžių taip pat nepasakyčiau apie gydymą, kaip tos pacientus mes įprastai gydome. Jeigu ekstrakraninės kraujagyslių disekacija sukelia insultą, žinoma, protokolas toks pat. Jeigu pacientas tinkamas, taikoma intraveninė trombolizė, jeigu yra stambios arterijos okliuzija, mechaninė trombektomija. Tiesa, jeigu yra intrakraninės arterijos disekacija ir mes dažnai turim riziką, kad tokia disekacija gali paplyšti ir būti subarachnoido priežastimi, šitų atveju intraveninės trombolinės saugumas nėra labai gerai ištirtas, tačiau visada reikia vertinti rizikos ir naudos santykių šituo atveju. Na ir labai svarbi antrinė prevencija antitromboziniais vaistais. Tai paprastai mes taikom nustatę disekaciją ilgalaikę terapiją antiagregantais ir antikoaguliantais. Tiesa, daug metų nebuvo žinoma, tiksliau bandyta įrodyti, kuris vaistas yra efektyvesnis, ar vis dėlto antikoaguliantai, antiagregantai, daryti 2 dideli randomizuoti tyrimai, kurie parodė, kad nėra skirtumo statistiškai reikšmingo tarp vienos ir kitos pacientų grupės. Tai reiškia vienodai tiek antiagregantai, tiek antikoaguliantai yra saugus ir taip pat tiek apsaugo nuo pakartotinio insulto. Pasirinkimas didžiąja dalimi buvo paliktas individualiam gydymo sprendimui. Ir visai nesenai šiais metais buvo publikuotas didelis stebimasis multicentrinis tyrimas, virš 3000 pacientų, kuriem nustačius disekaciją įvyko apie 4% pakartotinų insultų ir buvo nustatyta, kad pacientams su okliuzinė disekacija, didelės rizikos grupės pacientam, buvo ženkliai mažesnė rizika vartojant antikoaguliantus pakartotiniam insultam, nei tie pacientai, kurie vartoja antiagregantus. Na ir 24 metais Amerikos širdies asociacija pasiūlė labai gražų algoritmą, kaip mes galėtumėm atrinkti tuos pacientus, kuriem taikyti antiagregantų ilgalaikį gydymą ar antikoaguliantų. Tai čia siūloma pasverti kraujavimo riziką vartojant antikoaguliantus ir
pakartotinio insulto rizika. Tai tiem pacientam, kuriem yra įvykęs didesnis insultas su pakraujavimu, arba tie pacientai, kurie turi bendrai didelę kraujavimo riziką, jiem rekomenduotini antiagregantai. Tuo tarpu pacientai, kurie turi didelę insulto riziką, jiem rekomenduojami antikoaguliantai. O didelė insulto rizikos veiksniai dažniausiai yra tiek bendrijai, tai yra vyriška lytis, rūkymas, tiek su arterijos disekacija susiję lokalūs simptomai, tai yra slankstelinės arterijos pažeidimas, tai daugybinės disekacijos. Jeigu mes turime disekaciją su didelio laipsnio stenoze arba su pilna okliuzija, arba mes galim vizualizuoti ir patvirtinam neurovizualiniais tyrimais, kad tai yra intraliuminarinis trombas, tokie pacientai turi didelę insulto riziką, todėl jiem rekomenduojami antikoaguliantai. Tai mano žinutė į namus būtų tokia, kad pirmiausia, tai disekacijos yra jaunų pacientų viena iš dažniausių insulto priežastis. 1/4 pacientų įvyksta insultų dėl būtent kaklo disekacijų. Kliniškai disekacijos dažniausiai pirmieji simptomai yra nespecifiniai, pasireiškia galvos skausmais ir lokaliais simptomais, tokie kaip periferinių nervų pažeidimai, Hornerio simptomas ir tinitus, juos reikia gerai žinoti. Ir jų kombinacija gali nurodyti grėsmingą būklę. Na, įvykusi disekacija susijusi su aukšta insulto rizika, iki 80% įvyksta insultas ir svarbu laiku ir ją įtarti disekaciją ir diagnozį patvirtinti, reikia pasirinkti optimalų diagnostinį metodą. Ultragarsinis tyrimas šiuo atveju labiau būtų tinkamas tik tai stebėjimui ir gydymo dinamikai vertinti. Na ir tinkamas profilaktinis gydymas labai priklauso nuo pakartotinio insulto ir kraujavimo rizikas. O tą pakartotinį insultą ir jo riziką įvertinti mums labiausiai pasitarnauja pasirinkti optimalūs neurovizualiniai tyrimai. Tai ačiū labai už dėmesį ir geros jums konferencijos tolimesnės. Ačiū.